Labą rytą. Tai va, praėjo pirmųjų darbų savaitę. Tiksliau visą savaitę ir veina dėjina, nes pradėjau tada nuo penktadienį ir tada visą savaitę išdirbau kietą. Nu tai komentaras. Viskas geras žodžiu. Susidraugavau su kolektyvu. Ir išmokau dirbti, ką priek dirbti. Ir daug maž pripratau prie tos marius. Nebetep blogo. Kaip sakau, jei ilgas stovės tam pačiam šūdį, to kvapo nebejus, tai grina tas ir visą savaitę jau pradirbau. Aiškiai, nemalonus tas kvapas, bet tai tikrai nėra ten pati baisiausia tragedija. Tai va, važiuoju dabar vėl į darbą. Dabar 7 valandą. Ir dar vieną savaitelę atvarysiam. Pirmadienis. Nu, tai kaip turbūt. Tai va. Tai va, sustabdys, pagalvos, kudą pafilmuoti. Vėl nusprendžiau šiandien, kad šiandienos tema bus kompleksą. Tai norėjau pašnekėti apie kompleksus, kodėl ir labai nenaudinga savo galvą gyventi ir galvoti apie savo kažkokius, sakykime, tus trūkumus ar tep kažkokius dalykus, kur tu įsivaizduoji, kad va, tu atrodo ne tep, kaip tu norėtum atrodyti ir kad dėl tų dalykų, dėl tų kompleksų ir labai neprotinga savim apriboti ir savai, kaip sakant, kišti pagalį į ratus. Tai va, aš irgi čia filmuojaus, nežinau, gal kas nors irgi jau pagalvojat, kas anam yra nuojas, kas anam čia ir ant priekių, prie lūpų ir kažkoks dėmelis, žodžiu, atsiradus. Ir aš dabar tus vaistus tepau ir gydaus. Nežinau, iš kur atsirad, buvau pas dermatologais. Atrodo, mityba labai nepasikeitė, bet ir tikimybė, kad gal per mažą miegą kiekiaus ir gal per daug saldumynų ar kažko tai stengiuos eksperimentuoju mitybo, ryšiam kai kurios dalykus ir gydaus tų veidą. Koks gydaus atsiradė mėlsi, tiesiog tepu ir bandau žiūrėti mitybą derinti. Ir aplamai kai kurie kiti dalykai ir pavyzdžiui, kad paauglys ne? Labai lengva ir pradėti kompleksuoti dėl bet kokių dalykų. Kiti kompleksuojam dėl nosis dydžios, kiti dėl plaukų, kiti dėl strazūnų, kiti dėl antakių, kiti dėl dantų, kiti dėl smakro, nosies, ko tik tas visokių nesąmonių išsigalvoja, kiti dėl kaktos, kiti dėl akių ir visko. Tai manau, pats blogiausias dalykas tiesiog kompleksuotis ir, sakykime, save apriboti. Važiuonėti kažkur, nevažiuoti kažkur, nesifotografuoti, nesifilmuoti. Tu tiesiog, aš manau, geriausia perlipti per sai, pamilti sai koks tu eis. Aišku, kad tų dalykus gali pakeisti, pabandyti pakeisti. Pavyzdžiui, jei tu esi storoliuks, tu nebenori būti storoliuks, tu gali kažko padaryti pakeisti. Bent jau kiek tau išeina. Jei tu esi aukštas, žems, tokių dalykų nepakeis, dėl tokių dalykų nereikėtų pergyventi. Tiesiog reikėtų, nesakau, kad su tai susitaikyti, bet tiesiog priimti tų dalykų, kad va, tu daugiausiai ir viskas, ir čia nenutais paklaus. Sakykime, apie plaukus, ne, aš irgi turiu plaukus rusvonuojas, ne vien kartą buvau, jis irgi ryžų pavadins, kai buvau mažas, gal kažkas te apibūdavo nemalonė, tikrai nemalonė, bet tada, kada augi, pradėt galvoti, kad net ir balta varna, tarp jautų varnų ir sukapojam, kad čia ne vien tik tas, kad būtent tas atvejis, kad raudai plauką būtum, kad čia su bet ko vyru. Mes žmonės esam tokį mechanizmą per daug 1000 metų suformuoti, kad jei kažkas ir kitoks negu mes, mums automatiškai mums įka priešus. Tas buvo iš senovė tep susiformavę, nes dabar įsivaizduok, esi kažkur, ne, džiunglis, miške, pamatai kitokį žmogų negu tu, sakykime, tavo visą gentis ir, nežinau, šviesiaodžia ir tu pamatai kaip nors tamsiaodį, visiškai atrodo kitaip negu
tu įsivaizduoji, kad vos ne tavo priešas. Tai labai panašiai dalykai persiduoda ir į kitus dalykus. Į plaukų spalvą, ar tenas visiškai kitokį išvaizdą. Ir taip toliau. Didžiojas tos patyčias, dabar apie patyčias norėjau pasakyti, patyčias ir tarp paauglių ir dažniausia tarp labai tokių nesubrendusių, kvailų, suaugusių žmonių, nes labai dažnai suaugus žmonės, anie tik tas suaugus žmonės ant pasą. Anie ir tokie pats debiliuką, gal dar didesnį debiliuką negu vaka. Ir anie irgi, sakykime, gal pašeipt, kiti to tarpdunčius, kiti to irgi, sakykime, nesavansiniai, anie galbūt tipo tokie passive-aggressive, kad va, pasakyti kažkur, tipo, norėdami pajaukaut, tu čia neįsižėjęs, bet kam reikia taip daryti? Geriausiai tokių žmonės tiesiog ir tylę pašalinti iš savo gyvenimą, nekelti kažkokias scenas, tiesiog pabiškį, pašalinti, atsiribuoti ir viskas. Bet tai, kad žmonės ir subrendę, suvokusius tus dalykus, kad čia mes esam tiesiog žmonės ir mes nepasirinkam, kokį mes gimstam ir kaip mes atrodom, tai tikrai iš tų dalykų nedarys kažkokie nieką nekreips dėmesį. Aš nežinau, man tai asmeniškai visiškai nesvarbu. Ar tu turi tarpdauti, ar tu esi jaut balts, ar tu nežinau, šveflauji, ar tu mirkčiuoji kažkap kitaip negu vis. Ar, man visiškai nesvarbu, svarbu žmogus. Vaiką, kaip sakant, tas širdis į moralį, vaiką, ir integrity, tas toks angliškas žodis ir kad va, ar tas žmogus dar stengias būti geras, netgi kada nieks nemato. Sakykime, mane, kad tu eini viens pats kažkur, kad į mišką, ne? Tu eini viens pats, agribauja kažkur ir tu pamatai kokį nors šiukšlę. Ir tu matai, kad tu gali paimti ir įsikišti į kišenį, parnešti ir išmesti. Ir tu esi viens pats, ir tais nieks nematė. Tu žinai, jei tu padarys, tais nieks nematys, nieks tais, kaip sakant, už tai nepagirs. Ir aplamava, kur tu gali kažką padaryti blogą, bet nieks nesužinos, kad tu padarys tu blogą. Ir tu nepadara tu blogą, nes aš žinos, kad aš blogą padariau. Tai va, aš žiūriu į tokius žmonių būtent vertybės, savybės. Tai man visą pagrindinį žinoti to video, čia dabar jau 6 minutės ir nenoriu išsiplėtuoti, nes tikrai neturit nei jūs laiką, nei kų. Noriu pasakyti, kad jei ir žmonės, kad tyčiojas iš jūsų, iš bet kokių dalykų, visų pirma pagalvokit, kad tam žmogui tikrai blogiau negu, sakykime, negu jūs įsivaizduojat, nes pagalvokit, nes jei žmogus mums nori kažkam pakenkti, tai tikrai kažkas ir nuskriaudės arba mums taip išreiškia savo kažkokį skausmą, nes paprasčiausiai, pavyzdžiui, va, citata ir Nyčės citata, filosofija, ir dar kitą man gal įvardinti. Citata į tokį, kad tu visko suprunti, nebeišiant kažką, tau nebeišiant pykti, nes tu jei suprunti, dėl ko žmonės dar tam tikrus dalykus, tau labai sunku ir pykti. Nes kaip pavyzdžiui, jei žmogus iš tais tyčiojas, gal tiesiog nori atkreipti dėmesį į tai, kad nieks neatkreip dėmesį ir anam gal nepasakyti kažkokių dalykų, kad nors, sakykime, kad neužkliūtų, kad kaip sakau, kažkokių žaizdų neužkliūtų. Tai jei tu, sakykime, suprant, va, mums iš tais pasityčiai, koks tu atrodo, sakykime, tau tada dunci nelygus, ar kažko tokį. Tu pagalvok, gerai, manai dunci nelygus, koks aš atrodo, aš toks gimiau, man tai dunci sudyga, aš, žinau, tiek ten turėjau tos valės, kažką pamus ten susitvarkyti dar, man tu kaip 16 metų. Kuri tas žmogus tep jaukas iš manęs, tai reiškia, kažkas ir negera, mums jaut kažkoks skausmą, aš asmeniškai nesuprantu, aš niekada nejau kažkap nesityčiau, nežinau, man sunkiai įsijausti, bet tikrai kažkas su žmonimi negera. Ir nėra galvoti, kad va su tavim pasityčiai, kad taip ir
nereikia galvoti, kad žmogus pasakė kažko, ir tas į faktas. Nu gerai, tu ten žems, nu tu čia faktas, tu žems, nu, bet tai kodėl tas žmogus būtent tai užkliūna, kodėl ant step sako, nu tai mums nori tai kažką sumenkinti, kad pats pasijus didesnis, tai įsivaizduok, koks tas žmogus ir mažas, jiems nori kitus sumenkinti, kad pats taptų atrodyti didesnis. Čia tas pats, kas nežinau, pašauti kitam bėgikų koją ir užanu greičiau bėgti ir sakyti, o, aš dabar greitesnis. Tai va, nebenor daugiau išsiplėtuoti, bet esmė pagalvoti. Neimkit į galvą, kas kur pasako, ani pats turi didesnių problemų ir tikrai nekompleksuokit, nebijokit, kokie mes esam, tokie gyvensim, tokie kokie esam, nepatar kažkokių nesąmonių daryti plastinių operacijų. O ypač mums vyrams išvis ta pizdi, kaip mes atrodom, mums reikia turėti sugebėjimus, kaip mes atrodom.